Žemaitišką mums reikia, žemaitišką. Kėta ruozai žemaitišką parduosim. Pirmas toks Klaipėdoje – tarptautinis orkestrų festivalis. Į šios šventės finalinį koncertą miestelėnus pakvietė išties skambiai. Įvairiose Klaipėdos vietose, nuo šiaurinės Klaipėdos pusės, tai yra Dragūnų kvartalo, iki pat Sąjūdžio parko skambėjo būgnai ir trimitai. Orkestro skambesys aidėjo ir Vaidilos aikštės, Debreceno alėjos ir Senojo turgaus teritorijose. Tai buvo siekiama pakviesti į šeštadienio popietę miesto centre prie Danės upės vyksiantį vasaros muzikos sezono atvirose erdvėse užbaigiantį koncertą. Panašu, jog organizatorių šūkis "Orkestrai žadina miestą" tikrai pasiteisino, nes praeivių veiduose buvo matyti atbundančios šypsenos ir susidomėjimas. Vasara prasideda ir baigiasi Klaipėdoje, ten pat, kur ir leidžiasi saulė. Tad visai pelnytai čia ir užbaigiami šio sezono koncertai. O mums taip pat svarbu būti įvertintiems. Todėl, kaip visada, jūsų prašome nepamiršti savo patiktukų, komentarų ir pasidalinti mūsų video su draugais.